Sveiki bičiuliai, aptarsiu 4 tokias naujienas, čia LRT buvo publikuotos, nes įdomu pažiūrėti, ką rašo sisteminė melasklaida, kokius argumentus dėlioja, kokias temas gvildena ir galima jas aptarti. Rinkimuose Nalšios ir Šiaurinė apygardoje planuoja dalyvauti 11 partijų ir Eduardas Vaitkus. Kas yra Nalšios rinkiminė apygarda, aš įdedu šitą žemėlapį, jūs galite pamatyti, tai yra įeina Visaginas, Ignalina, aplinkui esantis ten miesteliai, kaimeliai įvairiausi, tai iš esmės Visaginas ir Ignalinos rajonas, kaip Ignalinos miestas yra. Šitam regione lapkričio mėnesį vyks nauji Seimo rinkimai, būtent šitoje vienmandatinėje apygardoje, nes mirė Jevgenijus Šuklinas, kuris anksčiau ten buvo išrinktas 24 metais. Ir dabar procesas tos, kad nuo Liepos 10 iki rugsėjo 18 dienos vieninteliam žmogui, kuris yra nepartinis, tai yra Eduardas Vaitkus, reikia ten surinkti 1000 galiojančių parašų, tai yra būtent tų žmonių, kurie įeina į šitą teritoriją, kad jis galėtų toliau tęsti rinkiminę kovą. Nuo rugsėjo ten vidurio iki lapkričio pradžios vyksta rinkiminė kampanija ir po to Visagino ir Ignalinos apylinkių gyventojai išsirinks savo naują Seimo narį. Pasirašyti už Eduardą Vaitkų galite rinkėjų puslapis.lt, aš nuorodą įdėsiu į pirmą komentarą. Kol kas pasirašė tik 12 žmonių elektroniniu būdu, sakyčiau, nedidelis tikrai skaičius, kiek popierinių būdų pasirašė, aš neįsivaizduoju, aš nežinau, kaip ten Eduardas organizuoja tą parašų rinkimą, bet jeigu jie nesurinks 1000 parašų iki rugsėjo 18 dienos, tai Eduardas Vaitkus negalės dalyvauti rinkiminėje kovoje. Čia vėl mes matom tuos keliagaubų standartus, kad partiniai kandidatai neturi rinkti parašų, jo galėtų dalyvauti rinkiminėje kovoje, o nepartinis kandidatas jis turi surinkti 1000 parašų per kažkur kiek daugiau negu 2 mėnesius, 60 dienų, man atrodo, numatyta. Tai kas nori, kad Eduardas Vaitkus dalyvautų rinkiminėje kovoje arba kurie patys esate iš to regiono, kurį matote nuotraukoje, tai galite pasirašyti ir prisidėti prie tos rinkiminės kompanijos. Dar buvo įdomus tokie epitetai, visi šneka, visi kandidatai gali registruotis ir registruojasi tą vienmandatę apygardoje, tie registruojasi, o Delfi ir kiti prašė, kad į tą apygardą Eduardas Vaitkus neregistruojasi, o veržiasi. Tai reiškia, kiti politiniai kandidatai, jie tiesiog kultūringai eina, o Eduardas Vaitkus veržiasi, kad galėtų sudalyvauti tose Seimo rinkimuose. Kol kas, aišku, nėra viešoje erdvėje tokio labai varimo kol kas ant Eduardo Vaitko, tik tai mačiau Visagino grupėse, rusų kalba jau prasidėjo tokia anti-agitacija prieš Eduardą Vaitkų, nors dar net parašų nesurinko, jis dar net neaišku, ar galės dalyvauti tose rinkimuose, bet jau vyksta tas paruošimasis darbas, kad vietinius gyventojus, ypač Visagino rusakalbius, išgąsdinti, kad jokiais būdais už Eduardą Vaitkų nereikia balsuoti. Šiaip beje, Eduardo Vaitkus aš jam ir pačiam sakęs esu, ir šiaip esu minėjęs, didžioji klaida ir buvo, kad jisai 24 metais nuėjo į Šalčininkus balotiruotis, kur stiprus lenkai visą laiką yra, bet ne į Visagino šitą vienmandatinę apygardą, kurie tada turėjo tikrai realius šansus. Bet Eduardas Vaitkus dažnai neklauso, jisai daro tai, kaip jam atrodo geriau. Rezultatas yra toks, kokį turime. Kita tema irgi labai įdomi ir periodiškai vis iškyla apie CŽV kalėjimus Lietuvoje. Štai naujausia irgi antraštė. Prezidentas sako, manantis, kad CŽA, tai yra CŽA, tai Centrinė žvalgybos agentūra, jie dabar tą pakeitinėja, nes tipo CŽV valdyba, tai reiškia, čia rusų laikų lygės terminas, dėl to jį pakeitinėja, ne CŽV, o CŽA rašo. Kalėjimo Lietuvoje nebuvo, tyrimų nereikia. Labai įdomi argumentacija, nors tyrimai tokie dėl CŽV kalėjimo Lietuvoje vyko dar 2009, po to buvo dar vėliau, irgi vyko tie tyrimai. 2018 metais Europos žmogaus teisių teismas priteisė Lietuvai baudą 100 000 eurų už tai, kad Mustafa Al-Hafsavis buvo kankinamas Lietuvos teritorijoje, Saudo Arabijos pilietis, bet teismo neteisėtai kalintas. Tai 24 metų sausio priteisė 100 000 eurų. Toliau Europos žmogaus teisių teismas dar 2018 metais pirmą kartą konstatavo, kad Lietuvoje 2005-2006 metais veikė slaptas CŽA kalėjimas, Antaviliuose tikėtina, ir jame buvo kalinamas dar kitas Saudo Arabijos pilietis, Abu Zubaidah. Toksai buvo, kaip esu matęs nuotrauką, jam ten net akies netekė, su raiščiu akies vaikšto. Tai iš esmės jau trečias yra Europos žmogaus teisių tyrimas pradėtas prieš Lietuvą ir vėl Lietuva turės susimokėti. Lietuva
oficialiai nepripažįsta, kad buvo to kalėjimo CŽV slapto, bet jie pripažįsta Europos žmogaus teisų teismo tas priskirtas baudas ir jas susimoka. Bet vėl daryti normalaus tyrimo kažkodėl nenori. Ne? Įdomus toks dalykas. Mokam baudas žmonėms, kurie nevatai, tipo, ten buvo tam slaptam CŽV kalėjime, tai reiškia pripažįstam, kad jiems yra pridaryta žala, bet patį faktą, kad Lietuvoje galėjo būti CŽV kalėjimas, nenorima kažkodėl pripažinti ir nenorima daryti jokio tyrimo. Įdomus, ne toks požiūris, nes jeigu Lietuva, tokia skaidri šalis, demokratinė šalis, aišku, šitokio anekdotas kaldu, bet jeigu yra vis tiek einama bendros logikos, bendros teisingumo pagrindais, padarai tyrimą, įsiaiškini ir tada, jeigu toks buvo, tada, atsiprašai, ten kompensuoja žalą visiems tiems žmonėms, tam tikrų žmonės patį patraukė teisinę atsakomybę, nes Lietuvoje pagal sustatymus tai yra negalėjo būti kažkokio slapto kalėjimo užsienio valstybės, bet pasirodo, kad Lietuvoje tai yra dzin. Buvo tai buvo, ir gerai. Ir kaip ir dabar matom su konstitucija irgi yra. Kažkaip lyg ir negražu konstitucija ir draudžia užsienio karinės bazės, tai reikia panaikinti visą apskritai 137 punktą, kad Lietuvoje galėtų būti ir užsienio karinės bazės, o taip pat ir masinio naikinimo ginklai. Tai tada irgi pakeiskit konstituciją, įrodykit, kad Lietuvoje gali būti jau net neslapti, o vieši užsienio šalių kalėjimai ir juose gali būti kankinami užsienio šalių valstybių piliečiai. Arabai, ten irakiečiai, nesvarbu, kas amerikiečiams tuo metu priešai, juos galima tada pagal tokią logiką įsivežti į Lietuvą, juos ten kankinti ir tada kam jais mokėti išmokas. Lietuvoje čia yra teisėta veikla. Įsivežti žmonės ir juos kankinti. Bet dabar vėl gaunasi toks vartymasis iš vieno tokio skiauturėto paukščio. Nėra. Jisai prezidentas sako, jis manantis, įsivaizduojat, jis mano, kad nėra. Neturi faktinio pagrindimo, bet jis tiesiog mano, jis turi tokią nuomonę, kuri faktais, aišku, nepagrįsta, kad Lietuvoje tokio kalėjimo nebuvo. Ir tikriausiai nėra. O ar iš tikrųjų yra, tai čia vėl klausimas lieka atviras. Bet kažkodėl mes susimokam baudas už žmonės, kurie buvo, kaip teigiama, kankinti Lietuvos teritoriją. Įdomu. Kitas įdomus yra toks dalykas. Rubio ragina padėti išardyti TBT, tai yra tarptautinį baudžiamąjį teismą, stebėsime visas šalis, kuriuose yra JAV karių. Tai reiškia duodamas spaudimas. Jeigu šalis, kurios yra priklausomos nuo JAV karinės ten kažkokios paramos, kurias jis nori, kad jų šalyse būtų JAV kareiviai ir kurie nenorės sunaikinti tarptautinio baudžiamojo teismo, tai jiems bus tam tikros nuobaudos. Kadangi Lietuvoje visi labai panikuoja dėl tų JAV reziduojančių JAV karių, kad Lietuvoje būtų kuo daugiau JAV karių, JAV užtektų pasakyti, kad mes jiems karių tų neduosime. Lietuva be abejo prisijungs prie Marko Rubio, kuris yra JAV valstybės sekretorius pastangų, kad reikia išardyti tarptautinį baudžiamąjį teismą. Kodėl tai jiems tai kliuvo tarptautinis baudžiamasis teismas? Kai jisai nuteisė už akių Vladimirą Putiną, visiems Amerikoje ir Lietuvoje visiems buvo geras tas tarptautinis baudžiamasis teismas ir jie jį citavo. Tačiau tarptautinis baudžiamasis teismas pademonstravo tokį keistą ir neįprastą principingumą. Jis lygiai taip pat nubaudė ir Benjaminą Netanyahu, Izraelio vadovą, ir lygiai taip pat Amerikos pareigūnus, kurie irgi yra siejami su vienokiais ar kitokiais nusikaltimais. Tada Izraeliui ir JAV toksai baudžiamasis teismas netinka, tada jį reikia išardyti. Ir netgi persekiojami tie teisėjai, pavyzdžiui, jiems yra taikomos sankcijos, jų turtas, jeigu jie turi JAV areštuojamas, jie neįleidžiami JAV teritoriją, tai reiškia, jie yra persekiojami už tai, kad jie bando tada, jeigu normalus nešališkas teismas, jeigu jis teisė Putiną, tai jis turėtų teisti ir Netanyahu, tada viskas yra logiška, tada jeigu tu nuteisi vieną už vienus ar kitokius karinius veiksmus, tai turėtum teisti ir kitą, tada tokį teismą aš gerbčiau ir TBT galima už tai gerbti, už tai, kad jis yra nuoseklus bent jau yra. Bet pasirodo, kad šitame pasaulyje nuoseklumas ir teisybė ir logika nėra šio pasaulio dimensijoje. Tas teismas turi būti tam tikras žaisliukas, kurios geopolitinius priešininkus turi teisti, bet savų tipo mielų ir pūkuotų vakarietiškų ar ten rytietiškų, nežinau, rytuose tikriausiai Izraelis galima priskirti, tokių negalima. Tai reiškia, visą tą instituciją reikia naikinti. Įsivaizduojate, kiek viskas yra pažengę. O kad visos šalis noriau prisijungtų naikinti tą instituciją, tą šalis reikia paspausti. Negausit karinės paramos, negausit JAV karių, negausit kažkokios politinės JAV paramos. Ir be abejo, ten kelios dešimt įvairiausių šalių, tarp jų tikėtina ir Lietuva,
įsišiepę, kuo greičiau prisijungs prie šitos iniciatyvos ir irgi naikins tarptautinį baudžiamąjį teismą. Bet jeigu panaikintas baudžiamasis teismas, tai reiškia, tai netgi ir jo nuteisimas Putino irgi netenka galios, nes jeigu nelieka pačios institucijos, tai reiškia, tada visi nekalti esam. Tada nekaltas ir Netanyahu, nekaltas ir Putinas, nekalti ir kiti ten nuteisti jo politikai, asmenys. Hamas ten kažkoks atstovas irgi buvo nuteistas. Tai kaip TBT teisė visus, kuriuos kaltina nusikaltimų žmogiškumui. Tai reiškia, tada visi tampa teisūs, visi nekalti tampa, nepriklausomai nuo jų politinių pažiūrų. Čia, kaip sakoma, jie patys greuna tos tiltus, kurios patys jie buvo ir sukūrę, bet kadangi tie tiltai ne visada jiems atitinka jų interesus, reiškia, juos reikia naikinti. Na ir dar toks vienas įdomus tyrimukas LRT - propagandos užkulisiai. Kodėl makiažo influenceriai staiga ima kalbėti apie politiką? Čia taiko tikriausiai Oli, kuri yra TikTok'e turi didelę auditoriją. Dar atsiranda vis naujų ir naujų žmonių, kurie kalba ne taip, kaip priimtina pagal LRT standartus. Jie drįsta skleisti kitokią nuomonę, be abejo, čia ilgas visas tas straipsnis, jie tenais stebi propagandą, kad tai yra nenatūralu, kad žmogus, jeigu siema kažkokiu darbiniu arba pramoginiu turiniu, kad jis taiga kažko pradeda šnekėti apie poligoną, kad jis šneka apie valstybės politiką, kad jie kritikuoja, tai jų manymu tai nėra natūralus procesas, nes žmonės, jeigu tu kuri turinį apie makiažą, tai turėtum tik kalbėti apie makiažą, arba jeigu kuri turinį apie makiažą ir pašlovinį tarkim, konservatorių valdžią, tai tada viskas yra gerai. Bet jeigu tu kuri turinį ne politinį, bet kažką jis pakritikuoja, arba kitas politinės partijas, arba kitus politinius sprendimus, tai jau yra grėsmė. Tai yra tikėtina, kad abi manipuliuoja iš Kremliaus. Tų žmonių, kurių atsiranda vis daugiau ir daugiau kritikuoja tą provaldišką poziciją, jų tikrai vis daugiau ir vis naujų personažų atsiranda. Ta pati Oli, atsirado dar irgi toks Edvinas, man atrodo, Maksyvovas, kuris sporto klubuose lankosi ir politikuoja, irgi pasakoja įvairiausias ten kritinės pastabas dėlioja. Tas pas Ugnius Gintautas jaunas vyrukas, kuris irgi važinėja ir rodo ne tai, ką reikia rodyti. Daugiau tokių yra, vieni daugiau žinomi, kiti mažiau žinomi. Ir tai jiems yra baisu, nes tada jie pasiekia tie žmonės vis skirtingas auditorijas. Nes, tarkim, uždeda etiketę tam tikrų, tarkim, kad ir tos pačios Janutienės, Gorienės, ekspertai, ant mano kanalo neminė, bet ant kitų kanalų, kurie yra uždėti etiketės, jie yra prorusiški ir jie tada tikisi, kad apsaugo savo auditoriją. Štai vis nauji ir nauji žmonės atsiranda ir jos vis sunku sukontroliuoti jų globojimą auditoriją, kad neišgirstų nepageidaujamų minčių. Ir jiems tada galvoje sproginėja viskas, kaip taip gali. Ar gali natūraliai žmonės piktintis vienokiais ar kitokiais sprendimais valdžios, arba turėti vienokias ar kitokias skirtingas politinės pažiūros. Be abejo, tai jų akimis yra priešiška veikla. Tačiau visa ta nepasitenkinimo, vis naujus nuomonių reiškėjus gimdo ne kažkoks Kremlius mistinis, ne kažkoks sąmokslas čia yra, visus jos gimdo natūrali bendra politinė padėtis tiek pasaulyje, tiek ir Lietuvoje. Jeigu žmonės, įsivaizduokite, kurie dažniausiai kurdo kokį pramoginį, darbinį turinį, jeigu jie pradeda kalbėti apie politiką, tai įsivaizduokime, kaip jie jau dakniso. Nes čia dalis žmonių, jie dažniausiai per daug nesivelia į tą politiką, jie gyvena savo gyvenimą, jie užsiema savo veiklom ir jeigu jų niekas tai nevaro į neviltį, jie dažniausiai nepradeda kurti to politinio turinio. Jeigu jie pradeda kurti vienokį ar kitokį politinį turinį, reiškia, tas žmogus jau jaučiasi spaustas į kampą, reiškia, jį tiek daveda, kad jis jau turi išeiti viešumą ir įsisakyti, nes jis jau nebegali viduje įsiturėti. Aišku, prieš iki tol eina etapas, savo šeimoje, savo aplinkoje, žmogus ten vienokias ar kitokias mintys reiškia, bet jeigu jau išeina viešumą, reiškia jau daėdė. Tai vietoj to Lietuvoje, kad spręstų tos problemos, kurios žmonės erzina, vietoj to žiūrėtų, kodėl žmonės yra nepatenkinti šalies valdymu, jie nusprendžia, kad žmonės yra priešai, kad jie skleidžia propagandą, dezinformaciją ir reikia ieškoti būdų, kaip tos žmonės užčiaupti. Tačiau kuo daugiau bandys tos žmonės užčiaupti, kuo labiau tos žmonės spausis, atvirkščiai gausis atvirkštinis procesas, tie žmonės taps aukomis, tie žmonės taps tam tikrais laisvo žodžių nešėjais ir reiškia, tokių žmonių tik tai daugės. Galbūt tam tikrų momentų, jeigu labai didelės baudos bus, labai persikos, gal kažkiek kitą pogrindį tam tikrų metų nueis, bet tu ilgai žmonių pogrindį nelaikys, vis tiek žmonės vėl įsidrasins ir vėl vis daugiau ir daugiau šnekės, o net jeigu žmonės pereina į pogrindį, tu tampa dar sudėtingiau kontroliuoti, ką jie ten šneka.
Nes ką žmonės šneka viešumoje, ką jie šneka per savo YouTube kanalus, tada tu gali daryti analizę, ten saugumos, kaip sakom, monitoringą atlieka ir jie mato, kokios nuotaikos toje opozicinėje erdvėje. O kai žmonės pasineria iš viso tokie gatvinį lygį, tenais į pogrindinį lygį, tu tada nebesukontroliuoji, apie ką jie ten šnekasi, ką jie ten veikia, ką jie ten tarėsi. Ir taip spausdami žmonės į pogrindį, jie kaip tik gali pagreitinti šitos visos santvarkos kolapsą. Jis ir taip iš esmės laikosi tik ant užsieninių pinigų, užsieninės kariuomenės ir tai, kaip minėjau praeitoje laidoje, tai, kad daug žmonių tiesiog natūraliai kvailėja, jie neskaito knygų, nesimoko, jie neieško informacijos, jie tiesiog gyvena pagal emocinius signalus, tada tas ir gelbė, nes tada kritinė masė jie gyvena šią akimirką. Bet jeigu pavyktų perlaužti šitą visą ėjimą link idiokratijos, jeigu vis daugiau žmonių pradėtų skaityti knygas, jeigu vis daugiau žmonių pradėtų rimtai mokytis, o viešpatėliau, tada tikrai susviruotų visi šitos santvarkos pamatai. To galbūt ir savo ir galėtume palinkėti, kad žmonės taptų vis labiau protingesni, vis labiau rastų bendrą kalbą ir tai bendromis pajėgomis sukurtume tikrai padorę Lietuvą, o ne tokią, kažkokią kreivą simuliakrą, koks jis yra dabar. Ačiū draugai ir iki.